Žmonės, kai kalba apie rusų naftos uždirbamus pinigus, iš tikrųjų neįsivertina tokių paprastų dalykų. Ir aš pats asmeniškai pastaruoju metu tik vieną dalyką sužinojau ir apie vieną pagalvojau, kur vat seniau iš tikrųjų neįsivertindavau ir kai žiniasklaidai skaitom, kad vat jie tiek ir tiek uždirbo šį mėnesį, kažkaip labai tas baisas toks vaizdas susidaro. Tai vat noriu nuo to pradėti pasakot, kad vienas svarbus faktorius, kurio ypatingai dabar neįsivertinam, kai Trumpas šiek tiek pamažino sankcijas rusiškai naftai ir jų šešėlinis laivynas gali plaukėti, tai mes vis dar neįsivertinam infliacijos. Ir kiekvieną mėnesį, kai būna kokios nors ataskaitos, kiek Rusija uždirba, tarkim balandžio mėnesį jie ten apie 20 milijardo pelno turėjo iš naftos pardavimo, bet reikia suprasti, kad pasaulyje dėl Hormūzo sąsiaurio blokados yra šiokia tokia infliacija sukilus. O rusai labai daug visko perka iš Kinijos, iki 50% visko, ko jam reikia, jie perka iš Kinijos. Tai vat įsivaizduokit, kad Kinijoje irgi yra šiokia tokia infliacija ir jie savo prekes brangiau parduoda už tai Rusijai. Tai jeigu Kinai ir taip visais laikais, kaip karas vyksta, viską šiek tiek brangiau pardavinėdavo rusam, tą tokį prekybos santykį palaiko savo naudai visada, tai dabar ypatingai dar viskas tiem ruskeliam pabrango. Ir tada tas iš tų visų pardavimo pinigų, kiek jie susisėmė tie rusai, tai tų gryno pelno jie gauna nebe tiek ir daug, nes vis pirma dar atsiskaičiuoja pinigai, kiek jie turi atsiskaityti tom savo naftos kompanijom, kurios vis pirma ar jau atsipirkę ar neatsipirkę gręžiniai yra. Ir tada to gryno pelno lieka nebe tiek daug, kai dar susivalgo visą tą infliaciją, kur jiems reikia iš Kinų nusipirkti brangesnės prekės. Tai va čia toks vienas faktorius yra. Kitas dalykas, ko aš pats asmeniškai nežinojau ir tik nesenai sužinojau, tai yra toks reikalas, kad rusų valdžia Rusijai, rusų įvairiom kompanijom, kurios prekiauja, tarkim, naftą, benzino ar dizelių vietoj Rusijai, visada atskaičiuodavo, atmokėdavo skirtumą, jeigu pasaulyje, tarkim, sukyla naftos kainos. Tai va, čia dabar toks yra pas mus kaip tik tas atvejis, Hormūzo sąsiauryje blokada vyksta ir pasaulyje ir sukilusios naftos kainos. Ir logiška būtų tom rusų kompanijom taip pat pakelti naftos kainas, tarkim, benzino, dizelio, naftos produktų kainas pačioj Rusijai, arba brangiau eksportuoti viską į užsienį. Kad taip nedarytų rusų kompanijos, kad žmonėm pačioj Rusijai nesijaustų tos naftos produktų infliacijos, rusų valdžia visais laikais jiems tą skirtumą atmoka, kiek yra pabrangę, ir liepia vis tiek prekiauti vietiniam žmogeliam sumažintą kainą. Tai va čia toks faktorius yra. Tai įsivaizduokit, dabar tas faktas, kad pasaulyje yra sukilusios kuro kainos, nebūtinai tiem ruskiam labai daug padeda, nes jie tą skirtumą, kiek ir pakylę, turi atmokėti savo vietiniam kompanijom, kad ruskeliai vietoj galėtų pigiai užsipilti kūrą. Ir dabar sekanti bėda eina ta, kad tas atmokėjimas net vietiniam kompanijom nelabai bepadeda, nes ukrainiečiai antiek smarkiai pastaruoju metu jau, taip sakant, įsigazavo daužyti tas jų naftos perdirbimo bazės, kad Rusijai vėl grėsia nauja kūro krizė. O kai Rusijai kūro krizė prasideda, tai mes matėm praeitais metais, kas vyko, tai vis pirma didžiulės eilės prie degalinių visokių buvo, bet esmė tame, kad tada jie savo pumpuojamą naftą bando pagrindę į Baltarusiją gabenti ir ten perdirbinėti. Tada Baltarusijai ten jie jau kažkokiais barteriais pusiau atsigabena savo dizelį arba benziną ir kažkiek Baltarusijai duoda. Arba blogiausia atveju jie netgi į tą pačią Kiniją ar Kazakstaną turi
duoti naftą ir tada ane perdirba ir parduoda jiems, aišku, jau brangiau negu Baltarusiai, parduoda benziną arba dizelį. Tai va čia toks irgi va, artėjantis minusas Rusijai, ką jie tikrai pajaus, nes tų naftos bazių ukrainiečiai tikrai sudaužo daug pastaruoju metu. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau šiandien paminėti apie visus Rusijos naftos verslo visas bėdas, tai yra tas, kad ukrainiečių žvalgyba prieš kurį laiką sužinojo, tik per savo kažkokius vietininkus, aišku, kad jie turi Rusijai savo žmonių ir savo pranešėjų, kad kažkuri Rusijos kompanija naftos išgavimo uždarė apie 400 savo gręžinių. Tai yra jau sustabdė. Tai va čia toks momentas, kur mes metai iš metų buvo kalbama, kur kada jie jau turės stabdyti tos gręžinius, nes jeigu daužo bazės visas pumpavimo, dar kažkada turi būti tas momentas, kurie neatlaikys ir turės tiesiog stabdyti gręžinius, nes nėra kur dėti tos naftos išpumpuojamos. Tai tikriausiai nėra pranešama, kuri specifiškai, kurioje vietoje, nes ukrainiečiai nenori, kad būtų išsiaiškintas jų žmogus, kuris tai pranešė, bet čia tokia tendencija yra, kad jeigu jau vienoj vietoj kompanija tai padarė kažkuri, tai labai tikėtina, kad arba yra daugiau tokių atvejų, arba daug kur taip grėsė. Nes, o jeigu šiaip apskritai biškį bendro supratimo duoti apie visus tos gręžinius, tai tarkim Rusijai yra skaičiuojama apskritai tų naftos telkinių gali būti apie 2-3 tūkstančius įvairiausio tipo. Ir tie telkiniai į dydžius skirstomi, tai tarkim mažo dydžio telkiniai gali būti ten kokį iki 100 gręžinių daroma, didesnio dydžio ten jau nuo, tarkim, 200 iki 1000, jau didelio dydžio telkiniai jau būna keli tūkstančiai tų gręžinių. Tai gaunas, kad tie 400 tų gręžinių, tai skaitas kaip ir toks mažas lašėlis jūrai, bet esmė, kad nereikia įsivaizduoti, kad jeigu Rusijai skaičiuojama ten kokie 2000 telkinių naftos, tai kad jie visi naudojami. Ne, tiesiog skaičiuojama, kad tiek daugmaž galėtų būti vietų, kur gali būti nafta, nes dažniausiai tai ten kur nors Sibire arba dar kokiuose atšiauriuose vietose, kur sunku prieiti tą naftą išgauti. O pagrindinių telkinių yra realiai tų didžiųjų, ten keli šimtai naudojama Rusijai, kurie tikrai veikia ir pastoviai pumpuoja. Tai ta tendencija, kad jie kažkur jau turi uždarinėti telkinius, nėra gerai. Tai va galim viską susidėti. Naftą rusišką vis pirma veikia sankcijos, tada šešėlinis laivynas yra vietom kur nekur stabdomas, iš to šešėlinio laivyno jie kaip ir uždirba, bet jie ir taip uždirba biškį mažiau iš to šešėlinio laivyno negu paprastai pumpuoto, bet tą dar suvalgo infliacija. Tada sekantis dalykas, reikia atmokėti savo įmonėm tą skirtumą už tai, kad kuro kainos pakilusios. Ir jau jiems reikia uždarinėti telkinius ir dar grėsia kuro krizė. Tai nėra jam taip labai viskas gerai, ta nafta ir viskas tik blogėja ir tikėkimės, kad dar labiau blogės. Tai va, tam kartui tiek.